mainstreamą atkreipti dėmesį. Na, žinoma, ačiū už paskaitą. Bet bent jau man asmeniškai jis sukėlė daugiau klausimų negu kad atsakymų. Ir galbūt tęsant į tą temą, kad kur ten tos ribos prasideda ir baigėsi, kas yra mainstreamas, ir ar reikia mainstreamo, ir ar reikia undergroundą, man iškilo toks klausimas, ar nebūtų teisinga teigti, kad undergroundo tikslas yra tapti mainstreamu bent jau iš dalies, jeigu jis teikia alternatyvias idėjas ir tiki, kad tos idėjos yra geresnės. Ar nėra teisybė manyti, kad galbūt undergroundas pats visą laiką tarsi siekia išeiti iš undergroundo ir galbūt tas toksai pasakymas, kad va čia ateina žmonės pasižiūrėti, tai yra keista, nes mes čia uždara grupė ir taip toliau, bet ar tos grupės tikslas nėra, kad juos išgirstų ir pamatytų ir nežinau, gal reikėtų pavartoti tada kokį nors pavyzdį, tarkim, aš nežinau, ar ten kokius gyvūnų teisių aktyvistus galima būtų laikyti undergroundu, bet jie daro nelegalius dalykus, tai nėra labai dažna ir jie tarsi priešinasi nusistovėjusioms normoms, ten mėsos valgymui ir ten odos nešiojimui ir taip toliau. Bet ar jų tikslas nėra išlipti iš underground ir tapti mainstreamu, kad žmonės priimtų tas idėjas kaip įprastas? Ir galbūt tai ir trina tas ribas, ir galbūt ir yra tikslas ištrinti tas ribas vis dėlto. Tai va čia ir yra tas vienas iš undergroundo paradoksų, kad jo, jis visada yra takus ir jis visą laiką, žodžiu, kažkur tai nuteka plačiau. Ir taip tikrai, neįmanoma visiškai išlaikyti to tokio tobulo uždarumo, tobulo kažkokio, reiškia, nematomumo. Bet aš manau, kad tai yra, taip, nežinau, skambiai tariant, tokia tikra undergroundo drama. Kad tam, kad jis būtų, kas jis yra, jis turi būti uždaras, bet jis siekia, kad, reiškia, jo idėjos kažkaip tai paveiktų biškį plačiau, bet kai tik paveikia plačiau, jis tada tampa kažko kitų. Tai va, čia yra toks užburtas ratas.